Sustok ir žiūrėk šitą video, jeigu tu turi itin stiprius jausmus. Aš tu papasakosiu vieną iš priežasčių, kodėl tie jausmai gali itin labai staigiai ir stipriai sukilti. Ir šitą dalyką man nėra sakęs ne vienas gydytojas, tad įdėmiai paklausyk. Esmė tame, kad tas turinys, kurį žiūri internete, ypatingai trumpas ir greitas kontentas kaip TikTok, Instagram'e ir netgi YouTube'ai, gali labai išbalansuoti ir suaugti tavo smegenis. Ir dabar aš trumpai ir aiškiai pademonstruosiu, kaip tas procesas vyksta ir kodėl mes pradedam labai stipriai reaguoti. Tai aš pasinaudosiu savo knygute. Gerai, tai įsivaizduokit, kad šitą knygutę yra jūsų telefonas, o puslapį, kuriuos vartysiu, yra visas kontentas, kurį matot. Taigi galim pradėti. Tarkim, atsidarai ir pamatai va tokį kačiuką ir pastavai, ten gali būti džiaugsmo, gali ten melumo kažkokie jausmai būti. Tada nueini į kitą puslapį ir pamatai kažkokį ten piktą ten dėdę, kuris labai pyksta, keikiasi, nes nesugebėjo nueiti į parduotuvės ir alaus nusipirkti iki 20 valandos. Tai irgi gali visokių negatyvių būti, visokių neigiamų jausmų. Ir toliau, tarkim, kitas TikTokas ar Instagramo Reelsas, tu pamatai ežiuką. Vėl kita emocija, tavo miela, tavo kaip gražu, kaip faina. Tada prie kito prieini ir pamatai, kad vaikas kažkoks liūdnas, pasiledai nukrito ir pas tavį irgi tada gali liūdesys kažkoks būti, tokia emocija visai stipri, gali net save atsiminti. Tada verti kitą puslapį, kitą Reelsą video ir pamatai kažkokią avariją. Ir pavyzdžiui, jeigu tas Reelsas labai arba video staigiai pas tavį iššoko, tu netgi gali išgąsti, pajaust ir išsigąst. Ir apibendrinti, kas gaunasi, žiūrint tokį kontentą, tai tiesiog smegenys pripranta labai staigiai sukelti tos jausmus. Ir kokia pagrindinė esmė, kodėl rodo šitos puslapius, tai kai mūsų smegenys mato tos visus vaizdus, jos labai greitai pripranta prie tokių bangavimų, iš vienos emocijos į kitos, iš vienos į kitos ir tiesiog taip išsibalansuoja ir išsikalibruoja. Ir todėl mes kasdienybėje galim labai greitai ir sureaguoti ir labai stipriai į paprastus dalykus mūsų gyvenime. Pavyzdžiui, tu gali labai stipriai supykti, jeigu pas tavį kažkas iš rankų iškrito. Arba gali greitai nuliūsti, jeigu tau kažkokia smulkmena labai nesigauna. Gali netgi į parduotuvę einant labai stiprus jausmai sukilti ir tu gali įsigąsti tas parduotuvės ir ją nueiti. Čia aišku, čia toks kraštutinis atvejis, bet vis tiek tas kodinto žiūrėjimas turi įtakos tiems jausmams ir kaip jie stipriai pas mus jaučiasi. Tad ką galima padaryti, kad truputį bent apmažinti arba sušvelninti tos stiprius jausmus, tai greitą kontentą pakeisti kažko ilgesniu, ar tai būtų filmas, ar tai būtų YouTube video ar podcastas, čia jau jūsų vaizduotė. Tai šiandien būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim kitame video.